Ar visada turėtumėte perkęsti skausmą? Kartais greitas skausmo malšinimas gali būti raktas į aktyvų gyvenimą. Nors dažnai pabrėžime kūno signalų svarbą, kyla klausimas, ar visada verta kentėti. Pavyzdžiui, ūmus ir stiprus skausmas kartais gali tapti rimta kliūtimi norint pradėti kineziterapijos pratimus ar net atlikti kasdieninės veiklas. Ar nemanote, kad tokiose situacijose greitas skausmo malšinimas, leidžiantis atgauti judėjimo laisvę, gali būti naudingas pirmas žingsnis link ilgalaikio sprendimo? Jei renkatės greitą skausmo malšinimą, nepamirškite, kad tai dažnai yra laikina priemonė. Svarbu kartu ieškoti ir šalinti skausmo priežastį, o kineziterapija ir integracinė medicina gali tai padėti. Kokia jūsų patirtis? Ar greitas skausmo malšinimas padėjo jums vėl sugrįžti į vėžes? Pasidalinkite savo nuomonę.